labą rytą, tiksliau diena jau, ne rytas, kokią 8 valandą išvykom iš Vilniaus. Važiavom virš 3 valandų, nes visokie kelio darbai ir panašiai. Ir atvykom čia ir vėl į vieną tokį tolimesnių Lietuvos miestų, į Akmenę. Ir iš kur jūs tenai spėjo kilęs pavadinimas? Greičiausiai daug akmenų buvo. Panašiai buvo prie upelio Akmenupio. Akmenupis? Taip, ir nuo jo kilo. Pradėjo žmonės vadinti taip jį, nes daug akmenų buvo. Ir natūraliai tada cemento. Sutapimas jau gal tada? Nors jau. Nesutapimas, natūraliai, šiaip nuo gamtinio labiau atsirado pavadinimas, ne cemento ar panašiai. Ir išsirutulio tada tokie pramonės. Tai dabar vaikštom apie bažnyčią ir nebaisiai daug čia lankytinų objektų, nebaisiai didelis miestas. Bet bažnyčia gražia labai. Bažnyčia gražia, jau tokia visa, vėlgi iš akmenų. Man tai ten labai įdomiai dar nufilmuos Justinas, kad paskutinę vakarienę prieš įėjimą, nesu niekur mačius. Tai. Jo, tai pavaikščiosim čia, mačiau, yra istorijos siena, Akmenės istorijos siena ir robotų muziejus, ne, robotų parkas, ar kaip ten pavadintas, kur pravažiavom. Tai ir dar prie to nueisim. Tai vat. Prie bitės. Bitės. Bet ne geltonė mašina. Aha. Tai va, tai einam žiūrėti, kas čia įdomaus. Sėdė laimingas. Apipjaustęs klevo medį. Vos drono nesudaužęs. Iš tos laimės, kad paskraidyt gavau, nepažiūrėjau, kas viršuje yra. Negaliu žiūrėti einu už tada. Patiko Justinai siena. Labai taip. Ja, įdomi, kad ar muziejus po atvirom dangom niekur nesu mačius tokio. Šiek tiek esam matę. Kur? Ožkos baubliai. Ten irgi tokie, mes kai buvom už stiklo, bet aišku, čia kitoks dalykas, bet jo, fainai padaryta. Siena su istorija, istoriniais įvykiais. Tarp tų įvykių, sakykime, pridėta eksponatų. Tai tikrai labai įdomiai atrodo ir jo toks unikalesnis dalykas. Dar yra Telšiuose Žemaičių ten istorijos siena, bet jinai ten kitokia. O čia visai fainai ir išraižyta labai gražiai. O dabar vaikštam po centrinę aikštę. Eglė auga spėjo ją. Puošia? Per kalėdas puošia. Aš vis atsakydavau, kodėl kiekvienas miestas centre neturi eglės, nereikėtų jų kirsti. Tai va, nors vienas turi.
trumpai pavaikščiojom po Akmenę ir atvykom į Naująją Akmenę. Tai Akmenė toks nedidelis miestelis ir ne visur ten, kaip pasakyt, galima va taip nueiti, nes ten yra toks žymesnis gal kamanų takas pažintinis ar kažkaip panašiai vadinasi. Tik tais ten būtinai su gidu, kiek girdėjau, reikia eiti. Tai net ir nebandėm ten dabar važiuoti. Bet esant progai, tai tą vietą galima aplankyti. Tai va, ir dabar jau vaikštam po Naująją Akmenę. Indrutė nepasiruošė pavadinimo kilmės apie Naująją Akmenę, ar pasiruošė? Galiu greit pažiūrėti. Greitai pažiūrėsim. Tai dabar čia esam iš išvaizdos, kaip bažnyčia atrodo, bet tokia labai neįprasta. Nauja? Nauja, nors nežinau. Na, žodžiu, pasitikslinsim ir prieisim Tai va, arčiau. pavadinimas tiesiogiai susijęs su Senosios Akmenės vardu. Ir pramoninė šio krašto raida. Tai tik tiek. Dėl to, iš principo, Akmenė dėl to, kad daug akmenų prie upelio buvo. Upelis irgi nuo akmenų pavadins. Nu, tai Na, žodžiu. viskas logiška. Jeigu kas žinot geresnę istoriją, parašykit komentaruose. Spėk, koks naujausias miestas Lietuvoje? Lietuvoje pats naujausias miestas? Tai Visaginas. Taip. O. Viską žino, Justinas vaikščiantis Google. Ne. Bet čia Visaginas, tai čia, žinai, elementaru. Šiltas labai. Šiltas. Aha. Gal dėl to, kad karšta. Radom čia tokią informacinę lentą išmanėje. Ir pirma tokia, kurią teko matyti, Lietuvos miesteliuose dar nebuvo tokios tekę matyti, kad galima... Matėm kažkur informacinę tokią. Ne, bet kad nusifotografuot Kad galima. nusifotografuot, tai... Tai kad galima nusifotkint, selfiuką pasidaryti ir išsisiųsti savo nuotrauką. Nu ir gausi nuotrauką. O, siunčiau. Išsiųsta. Paskui pažiūrėsim, kas atkeliavo. O, jau ir atkeliavo. Akmenės infoterminalas. Oho, kaip Nu, greit. okei. Įdomu. Ne veltui. Ne naujausias, bet vienas iš naujausių miestų su technologijom. Kokio gerumo skulptūra. Čia labai panašu į tą, kur prieš tai žiūrėjom Akmeniai. Bet kaip kruopščiai visas detalės, tai Eina savo. atitaikyta viskas. Neparašyta, gal tas pats žmogus darė. Čia vaikas dar ir galvą galėtų kišti nusifotografuoti. Nu ir šalia kita skulptūra, bet jau kitokia. Lokys. Ir nedirbanti lokava. Ką tik praėjom kultūros centrą. Man atrodo, čia ir savivaldybė kartu yra parašyta. O, koks dar gražus parkas. Ai ne, čia savivaldybės kultūros centras. Tai žodžiu. O, Iš išvaizdos tai galėtum pasakyti, kad Naujoji Akmenė ne vienas naujausių miestų. Nu, toks pastatas atrodo senas, žinai. Gerai atrodo, žiauriai. Ir čia dabar parkas gerai atrodo. Nu, va čia gražiausia vieta, galiu pasakyti. Nu, tokie rūmai. nu, labai jau gražu. Kas keisčiausia, užsukom į tokią gatvytę. Žemėlapį matėm, kad čia yra, bet jei būtumėm nematę, tai atrodo net nerastum tokiai gatvytė eilinė, atrodo. Ai, nebent mes už bažnyčios būtumėm žiūrėję toliau. Mes ten tada į kitą pusę nuėjom. Nu jo, bet čia gerai atrodo, labai gerai.
Čia Tikrai įspūdingai. spėjau vestuvės vyksta. Tai sakyk. Bet čia toks, čia šviesytės. Tai vakariščius irgi atrodo. Na, čia dar prisėst galima. Aš Prisėdam droną pakelsi. Ne, mane nufotografuosi. Gerai. O droną čia galima leisti? Kaip kur nors toliau nuėjus. Čia dar taip įdomiai dviratininkams suoliukai padaryti. Atsivarai dviratį ir turi kur jį įstatyti. Aišku, čia toks biški gaunasi, manyčiau, dviračio laužimas, nes nu vis tiek ratą pirmą, nes vis tiek priekinį ratą čia taip įstačius, tai jisai virs, bet nu, bent jau bandyta pagalvoti apie dviratininkus. Kaip daugiabučio kieme, tai toks įdomesnis statinys. Čia baseinas buvo? Aha. Tai įdomi. Panašu į baseiną. Mes su Justina esam reklamų aukos. Pamatėm Šaltibarščių dešrainį ir nusipirkom, ragausim, bandysim. Tiesiog važiuojant, čia tokia nežymių pavadinimų degalinė buvo ir pamatėm reklamą, kad Šaltibarščių dešrainės. Nu tai degalų atvažiavom užsipilti ją vien tik dėl to. Apsisukom, grįžom. Reklamos veikia. Jo. Tai pasirodo, kad ten yra tiesiog dešrelė su burokas. Nesimatys tokia raudonesnė. Tai dabar tiesiog užkasim dešrainį ir tada jau važiuosim link Žagarės. Tiesą pasakius, aš dešrainių nevalgiau kelius metus. Niekad iš degalinės nevalgau. Iš degalinės tai ir aš. Vilniui būdavo, nusipirkdavau ten tų dešrainės. Mes kai tik pradėjom bendrauti, vieną kartą buvau užsakiusi zimną, o šiaip tai ne. Aš jau pamiršau jų ir skonį. Nu va, gerai, tai einam valgyti, nes jau valgyti noriu kaip vilkas. Geležinis vilkas? Geležin, ryto vilkas. Suvalgėm Šaltibarščių dešrainį, tai nelabai jisai Šaltibarščių dešrainis. Toks tiesiog, kad su buroku, bet ir to buroko per daug nesijaučia. Tai jo. Na, aš tai aštrų valgiau. Skanus? Skanus. Gal skanesnis nei tavo, kad tai paragauti. Nu tai vat, tai pavalgyti, Naujoji Akmenė apžiūrėta. Šiaip miestas fainas, prižiūrimas, o tas labai pasijautė. Labai prižiūrėtas visur. Jo. Visur žolytė nupjauta, kas Justinui labai patinka jau, bet robotukai tik pjauna visur. Jo, ėjom pro ten vaikų, pro parką, kur vaikams ten visokių padaryta žaidimų dalykų. Tai visi ten aptverti dabar ir ten tvarkomi, atnaujinami. Tai jo, tai... Ir dirbo žmogelis. Jo, tai labai fainai, kad iš tikrųjų tai matosi, kad miesto rūpinamasi, prižiūrimas, tvarkomas, patiko. Ir šiaip gražių vietų pavaikščioti yra. Jaučiasi, kad nėra didelis, bet jaučiasi, kad labai prižiūrimas ir tvarkingas. Man tai tas kultūros centras labai patiko, tikriausiai. Varas ten visas. Tai vat. Tai su Naująja Akmenė tada tiek.
Ir važiuojame paskutinį šiandienos lankytiną miestą Žagarę. Atvažiavom jau ir į Žagarę. Ir biškį ne tą dieną mes čia pataikėm atvažiuoti, nes savaitgalį vyks Žagarės vyšnių festivalis, ar kaip čia jis vadinasi. Tai bus didelė šventė, o mes čia ketvirtadienį. Tai, na tai ką, tai tik tais matom besiruošiančių žmonės. Ir, nu tiesiog pasivaikščiosim. Šieninių žmonės tik mačiau. Aš šieninių irgi. Bet, nu tai jo, tai pasižiūrėsim į žymybės ir tiek. Na. Pašnekėjom su vietiniais vaikais, tai, bet taip, tai sakė, kad šiandien prasideda tas festivalis, šiandien atidarymas, bet šiandien dar čia nebus nieko baisiai daug, o rytoj tai jau sakė, ten bus kioskelių pristatyta, na kaip per mugę įsivaizduoju. Ir jau didžioji šventė bus ten penktadienį, šeštadienį, sekmadienį gal, bet sakė, kad atvažiavom pačiu laiku. Tik tais, kad problema, kad mes ir išvažiuosim greitai iš čia, tai, nes nakvynę tai nesimatėm Jonišky, o ne Žagarį, nes Žagarį nelabai jau buvo kur apsistoti šiandien. Ten vieną vietą buvai, bet man gal nelabai. Nu tai taip. Matyt, kas likė jau buvo. Jo, tai bet žodžiu, kas įdomu, kad vaikai kalbėjo ne lietuviškai. Ukrainiečiai, tai lietuviškai jiems vis tiek Bet, sunkiau. jo, bet labai draugiški pasisveikino. Vandens pasiūlė atsigert. Tikriausiai iš šaltinio, ten labai senoviniu būdu prisipompavę. Aha. Tai tai, nu žodžius, paskipinsim šitą šventę. Tai gal kada kitą kartą. Nu, galim pabūti iki 7:30, va čia koncertas prie dvaro labai gražu. Tai dar tik 5, tai 2,5 valandos laukia. Pasiprašykim į arklidės, pasižiūrėti žirgų gražiau, girdėjau ten vienas. Nežinau, aš Žvygaliojo. noriu gal greičiau ilsėtis važiuoti. Gal čia karštis nualino? Jo, karšta šiandien, tai ne per fainiausia ir vaikščioti ilgai.